Sveiki visi, su jumis Gustas ir šiandien mes kuriam, tiksliau aš kuriu pamokėlę, tutorialą, kaip įsirašyti modifikacijas į Minecraftą nuo 1.6 versijos, ant naujo launcherio. Suriškėms esu ir tikriausiai jūs nesitikėjot, kad kursim vėl savo video, ogi tai tikrai nesitikėjote. Galim spoilyti iš 1000. Jo, tai šiandien aš parodysiu, kaip įsirašyti modus, kaip ir sakiau. Tai pradėkime. Visų pirma, parsisiųskite savo norimą modifikaciją. Aš šiuo metu parsisiunčiau Race minimapą. Ir pradėkime. Einame į Start, procentas data, running spausdžiam, atsiranda vėl .minecraft, šiuo metu pas mane jis yra čia, atsirandama versions folderį ir pasidarėme savo, ant kurios versijos norite įsirašyti modą, kopiją, pavyzdžiui, ant 1.6.4. Tai aš nukopijuosiu šitą, nes noriu ant 1.6.4 įsirašyti modą, tai modifikaciją kopijuojam ir klijuojam tenais pat. Ir pervadiname kaip jau norime, pavyzdžiui, minimap, atidarome ir jame esančius failus. Irgi tai pervadiname. Jo. Atidarome minimap. Ar kaip jūs susidante į savo nuo failą ir pervadinate čia ID, taip pat, pavyzdžiui, kaip užvadina folderį savo, tuos du failus. Minimap. Ir šitą pervadiname, nepervadiname, o atidarome su WinRAR. Ir atidarėme savo modifikaciją, kurią norite įrašyti, ir būtinai iš to folderio ištrinam meta.inf folderį, nes kitaip neveiks modifikacijos. Ir nukopijuojame visus failus, išskyrus šitą, tuos taškiukus ir iš savo modifikacijos, kurią norite kelti į šitą folderį. Ir viskas. Turite savo modifikaciją jau. Tai pasileidžiame Minecraftą. Šią savaitę atostogos, tai aš gal kelsiu daugiau to video. Tai va, sukuriame naują profilį, kur vadiname kaip norime, aš vadinsiu minimap. Ir tiesiog, kad būtų release ir pavadinimas, kaip tu užsivadinta folderį minimap. Ir štai ir viskas. Ir einam žaisti. Iškrausmam, iškrovę, einame į worldą, taip pat veikia multiplayerą. Viską jam daryti. Biškai lagins to, palagins, tai nebelagins. Va, siek laginas svarbu, tai va, matote, šitoj vietoj yra mūsų minimapas. Paspauskime, pavyzdžiui, Z ir matote, priartinas tą minimapą. Ir nutolina. Tai galite daugiau matyti. Aš taip darau, ant 1x. Po to su X paspaudę, jums matote per visą ekraną mapą, po to paspaudė M, išmeta Race minimap meniu, tai čia
išjungti ir įjungti. Čia render type surface, iš viršaus, kaip palydovas. Čia pagal biomą, čia pagal keivus. Kuo tamsiau žalesnis yra, tuo reiškiasi tenais yra keivas. Po to čia death point, tipo, kai miršti, rodo jums, kur numirėte. Ir čia patys žinosite, įsijungsite, kaip reikia pasidaryti, neaiškins visko, kad neužimtų daug laiko, nes turėjote jau nuo kompiuterio ir davai, hebra.